Kaip jūs taip greit prisitaikot prie trendų, kaip jūs pagaunat? Mačiau net ir su prezidentu ten, kai buvo rankos nutikimas, iššovėt bajeriukus. Kaip gaudot, kaip greitai nusprendžiat? Ar eina tiesiog labiau rizikuojadami ir vabank ir nebijot absoliučiai tos kontroversijos ir nebijot suklyst? Per tai einat? Žinok, net šiandien, kai mes šnekame, tai šiandien vyko Lietuvoje sirenų testavimas. Ir kai lietuviai gavo sirenų pranešimą Fantazijos LT Facebook'e, kaip tik tuo metu jau atsirado mūsų Alert 69 pranešimas su mūsų pranešimu žmonėms. Tai, o pavyzdžiui, užvakar Žalgiris žaidė su Fenerbahče, tai mes darėme tokį konkursą, kur sakėme, kad čia Kurtinaičio frazė yra, kad krepšinis neseksas abiems gerai nebus, tai mes šiek tiek pakeitėm, krepšinis neseksas turkams gerai nebus. Na, nepataikėm, bet mes reaguojam nuolat ir čia turbūt porą momentų, žinai, yra. Pirmas momentas, kad mes nebandome būti tuo snaiperiu, kuris ten 2 mėnesius planuoja, strateguoja ir tada daro tą veiksmą, taikosi. Mes geriau bam, mes darom daugybę veiksmų, kažkas pavyksta, kažkas nepavyksta, viskas kaip žuvytė auksinė, apiplaukiam vandenį ir pamirštam, kad tai nepavyko ir judame toliau ir iš to tokio dažno šaudimo mums nutinka taip, kad imam ir pataikom labai teisingai. Kitas dalykas, kad mes esame priėmę strategiją, kad visos temos yra mūsų temos. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, verslas, kuris užsiima kvepalais, na tai jis dažniausiai šnekės apie dvelksmą, apie tai, kaip pasipurkšta, apie tai, kokie aromatai, o mes ir apie politiką galim pašnekėti, mes galim pašnekėti ir apie tai, kad, pavyzdžiui, šiuo metu Vilniuje prie CUP centralinės parduotuvės, kur yra rūkykla, jinai yra užbrandinta ir ten parašyta rūkymas kenkia potencijai, fantazijos padeda. Tai mes, ta prasme, dalyvaujam ir sveikatingumo temose, ir ten krepšininkus kalbinam, mes visose temose dalyvaujam ir svarbiausia, kad mes juose nešnekam apie save, bet mes šnekam apie tai, kas tuo metu aktualu žmonėms, randam kontekstą, kaip mes į tai įsipaišome, bet tuo pačiu mes ten nereikiam tiesiog, sveiki, užėjai 20% nuolaida vibratoriams. Mes suprantam, kad jeigu žaidžia Žalgiris su Fenerbahče, tai būtent žmonės šiuo metu ir gyvena visu tuo ir jeigu mes randam, kaip į tai prisitaikyti, kaip tame išstoti, tai ir darome. Šiaip čia aš mėgstu, ne tai, kad mėgstu, bet visai mane paskutiniu metu pakviečia į renginius ir po renginių būna koks nors, žinai, klausimus užduoda. Ir atsimenu, viena mergina sako, sveiki Polai, sako, aš irgi dirbu marketinge ir norėčiau jums vieną dalyką pasakyti ir aš iš karto kažkaip, faina, čia man kažkokį komplimentą, žinai, sakys, nes visai esu pripratęs, kad fantazijų marketingas patinka žmonėms. Sako, žinokit, man būtų didžiausias gyvenimo košmaras, jeigu aš turėčiau dirbti pas jūs, nes, sako, jūs kasdien turit sugalvoti kažką naujo, kažkokių ten sureaguoti, sako, negali ramiai žmogus gyventi. Ir jinai, kai man tai pasakė, tai aš jai sakau, žinai, aš irgi matau, kad tikrai yra nemažai marketingistų, kurie nori gyventi buhalterio gyvenimą. O buhalterio gyvenimas, nieko prieš buhalterius, buhalteriai labai faini žmonės, bet tuo pačiu, vis tiek tai yra tam tikro tipo darbas, kur tu gyveni gana ramiai, tu labai daug ką programuose pildai, planuoji, ten Excel'e visokį debetas, kreditas suvediniai, tu viskam pasiruoši, tu susiplanuoji, tiesiog tavo gyvenime nevyksta labai kažkokių tokių netikėtų, staigių dalykų, kur tu rizikuotum, o man atrodo, marketingistas, jis kaip tik turi būti tas, kuris rizikuoja, jis turi būti tas, kuris iš darbo jis gali būti atleistas dėl to, kad tu padarysi kažkokią didelę klaidą, kur sakys įmonė, wow, ką čia jis padarė, bet jau geriau būti taip atleistam, negu dirbti įmonėje 10 metų ir kai 80% tavo kolegų net tavo vardo nežinos, ką tu darai, tai aš tikiu, kad marketingas yra apie pokytį, jis yra apie emociją, apie tai, kad marketingistas turi išmanyti visus įmonės procesus ir bandyti kažką keisti, daryti kitaip, o ne būti buhalteriu. Tai mes, žinai, nenorim būti buhalteriais. Jeigu būtume buhalteriais, tai aš gal net pats šitam versle nebūčiau, nes man marketingas yra tikrai tas dalykas, matai kaip užsivedė šneku, ne? Marketingas yra tas dalykas, kuris man labai patinka, tai mes bandome daryti kitaip.